Dešimtmečius vadinti save socialistu Amerikos politikoje buvo laikoma politinė savižudybė, tačiau šis apibūdinimas vis dažniau tampa privalumu naujai kandidatų kartai. Ši tendencija dar labiau įsibėgėjo po Zorano Mamdanio pergalės New York'e, o 2026-aisiais demokratiniai socialistai laimėjo ir rinkimuose į Kongresą, ir Floridos demokratų pirminiuose senato rinkimuose. Jų pagrindinis argumentas – ekonomika. Mažesnės būsto kainos, stipresnės profsąjungos, išplėsta sveikatos priežiūra ir didesni mokesčiai turtingiesiems. Jie labai remiasi jaunais rinkėjais, savanoriais iš bendruomenės ir mažomis aukomis, o ne tradicinėmis partijos institucijomis. Tačiau yra dar viena vis svarbesnė problema – Izraelis. Daugelis šių kandidatų griežtai kritikuoja Izraelio politiką, priešinasi arba nori apriboti JAV karinę pagalbą ir atvirai meta iššūkį pro-izraelietiškoms grupėms, išleidžiančioms pinigus demokratų pirminiuose rinkimuose. Tai reiškia, kad Izraelis nebėra vien tik užsienio politikos klausimas. Kai kuriuose demokratų partijos dalyse tai tampa pagrindiniu rinkimų klausimu ir dar viena takoskyra tarp partijos elito ir augančios progresyviosios kairės. Na, šį vakarą mūsų diskusijoje dalyvauja Henris Olsenas, vyresnysis bendradarbis etikos ir viešosios politikos centre bei tinklalaidės konservatorių kryžkelės vedėjas. Benjaminas Berdžesas, Jacobin apžvalgininkas ir būsimos knygos The Blueprint How Socialism bendraautorius, kaip socializmas, gali veikti realiame pasaulyje, ir Uvenas Altermanas, mūsų I24 News vyriausiasis korespondentas. Taigi pradėkime nuo mūsų 30 sekundžių greitojo klausimų rato. Ar priešiškumas Izraeliui yra pagrindinė priežastis, kodėl demokratinis socializmas Jungtinėse valstijose populiarėja? Primenu, kiekvienas iš jūsų turite po 30 sekundžių šiam pirmam atsakymui. Henriau, tu pirmas. Tai nėra pagrindinė priežastis. Demokratinis socializmas ir kairiųjų įtaka demokratų partijoje auga jau kurį laiką. Tačiau tai yra svarbus klausimas. Tai labai emocionaliai išryškina dalį jų kritikos demokratinio elito atžvilgių ir emociškai paveikia jų rinkėjus. Menai, ką manai apie šį klausimą? Taip, sutinku, kad tai nėra pagrindinė priežastis. Pagrindinės priežastis yra ekonominės, bet ši priežastis tikrai yra tarp jų. Amerikos visuomenė daugelį metų stebėjo, kaip amerikietiškos bombos krenta ant vėžio skyrių, mečečių ir vaikų darželį. Būtų gana keista, jei daugelis iš mūsų nejaustų pasibjaurėjimo demokratų partijos elitu, kuris pirmiausia ir balsavo už ginklų siuntimą. Gerai, Ovenas Altermanai, kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu? Kad iš tikrųjų būtų galima atidėti į šalį klausimą, ar Izraelio politika Gazoje kritikuojama pagristai. Žiūrėkite, aš sutinku su abiem. Akivaizdu, kad tai visų pirma susiję su ekonominiu nerimu. CNBC apklausa parodė, kad 72 procentai 18-34 metų jaunuolių mano, jog Amerikos ekonomika yra prastos būklės. TikTok 5 procentai manė, kad ekonomika yra gera. Tačiau Izraelio klausimas jiems svarbus, nes jį lengva išspręsti. Tiesiog sustabdykite paramą, sustabdykite ginklų tiekimą ir panašiai. Išspręsti švietimo klausimus ir suvaldyti švietimo, būsto bei sveikatos priežiūros kainas yra daug sudėtingiau. Daug lengviau griebtis Izraelio klausimo, o Izraelis apskritai yra nepopuliarus. Tad tai jiems padeda ir rinkimuose. Gerai, dabar noriu pereiti prie kito klausimo. Dabar suteikiame dalyviams galimybę atsakyti išsamiau. Žinote, matėme daug dėmesio Izraeliui ir užsienio politikai apskritai tarp demokratų socialistų kandidatų. Viena iš jų, pavyzdžiui, yra New Yorko miesto merė. Kodėl šie demokratų socialistų kandidatai taip daug dėmesio skiria Izraeliui ir užsienio politikai apskritai, kai kandidatuoja į tokias pareigas kaip New Yorko merė? Henris. Manau, kad demokratų kairė iš tikrųjų yra pasipiktinusi tuo, todėl jie apie tai kalba. Daugelis šių žmonių kandidatuoja į federalinės pareigas, kur tai yra labai svarbu. Turiu omenyje, Mamdanio kampanija New Yorko mieste nebuvo paremta Izraelio ir Gazos klausimais. Tačiau tai yra motyvuojantis klausimas daugeliui progresyvių žmonių, taip pat daugeliui žydų kilmės žmonių, kas keista, ypač New Yorko mieste. Tačiau federaliniuose rinkimuose, senato rinkimuose, atstovų rūmų rinkimuose, kur šiemet jie iš tikrųjų gerokai sustiprino savo pozicijas, federaliniai klausimai dėl pagalbos Izraeliui ir karo Gazoje yra labai svarbi jų pareigų dalis. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie apie tai kalba. Įdomu, Benai, ką tu apie tai manai? Taip, aš sutikčiau, kad dauguma demokratinių socialistų kandidatų į vietos valdžią nesikoncentruoja į tai, tikrai ne tai, ką Zoranas buvo susitelkęs, nors žmonės jo apie tai nuolat klausinėja. Bet norėčiau atkreipti dėmesį, kad mintis, jog demokratiniai socialistai kažkaip keistai susitelkia į šį klausimą, nelabai atitinka tikrovę tiems, kurių atmintis siekia ilgiau nei metus ar 2. Prieš Zoraną kiekvienas New Yorko miesto meras labai pabrėždavo savo kelionę į Izraelį.
Ir ne vienas iš tų žmonių, kurie dabar klausia, kodėl tie demokratiniai socialistai taip susitelkė į Izraelį, niekada neturėjo su tuo problemų. Politinis elitas visada buvo susitelkęs į Izraelį. Pasikeitė tik politinis tokio susitelkimo vertinimas. O Danai, koks tavo atsakymas į tai? Žiūrėk. Kaip jau sakiau, manau, kad tai svarbus klausimas demokratų socialistams, nes jį lengva išspręsti, tiesa? Tai toks klausimas, kuris politikams mažai kainuoja. Sprendimas nėra ypač sudėtingas. Tiesiog balsuokite prieš pagalbą, o vėliau balsuokite prieš puolamųjų ginklų pardavimą ir vėliau balsuokite prieš gynybinių ginklų pardavimą. Tada nutraukite santykius, įveskite sankcijas, nes akivaizdu, kad kraštutinė kairė Jungtinėse valstijose nesustos ties pagalba, jie ir toliau tęs. Labai ambicingas šiuo klausimu. O Izraelis apskritai yra nepopuliarus. Jis nepopuliarus ne tik tarp kairiųjų, jis nepopuliarus tarp nepriklausomų rinkėjų, taip pat tarp jaunų konservatorių ir jaunų respublikonų. Taigi tai yra klausimas, kuris jų manimų gali suteikti jiems rinkiminį pranašumą. Tai taip pat susiję šį klausimą su pinigų vaidmens politikoje. Tema dėl AIPAC vaidmens daugelį šių demokratų pirminių rinkimų. Taigi jie gali pasinaudoti šią situaciją dvigubai. Jie gali tiek pasisakyti prieš Izraelį ir kritikuoti Izraelio politiką, tiek prieš pinigų vaidmenį politikoje, susijęti šios klausimus tarpusavyje ir įtraukti juos į savo platesnį pasaulėvaizdį. Kalbant apie klausimą, kurio sprendimas yra daug paprastesnis nei sumažinti studijų kainą ar išspręsti būsto trūkumą didžiuosiuose miestuose ir tikrai paprastesnis nei spręsti sveikatos apsaugos problemą, kuri dešimtmečius kankina Amerikos politiką. Izraelio klausimą išspręsti daug lengviau, jis jiems yra daug populiaresnis. Taigi akivaizdu, kad tai bus klausimas, kurį kandidatai linkia akcentuoti, įskaitant ir tokią vietą kaip New Yorkas. Žinote, demokratiniai socialistai laimi aukšto lygio pirminius rinkimus. Kodėl dabar? Kas atliepia rinkėjų nuotaikas, ko tradiciniai demokratai nesugebėjo spręsti? Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Taip, manau, kad yra daug ilgai besitęsiančių problemų, dėl kurių visuomenės pyktis tikrai išsiliejo. Manau, kad sveikatos apsauga, kuri jau buvo kelis kartus paminėta, yra viena iš jų. Beje, aš priešinausi minčiai, kad sveikatos apsauga kažkokių viešosios politikos lygmenių yra neįtikėtinai sudėtingas dalykas, kurį sunku suprasti, kaip spręsti. Demokratiniai socialistai, žinoma, visada turėjo labai nuoseklų sprendimą pereiti prie vieno mokėtojo Medicare visiems sistemos, kuri ironiška panašiai tai, kas jau kurį laiką veikia Izraelyje. Ir čia nėra nieko ypatingai sudėtingo. Ir tas raginimas, kad turėtume nustoti leisti pinigus bomboms, kurios žudo nekaltus žmonės užsienyje ir pradėti juos skirti socialiniams poreikiams namuose, šiuo metu daugeliui paprastų amerikiečių atrodo visiškai logiškas. Henris, ką tu apie tai manai? Demokratų kairė maištauja prieš demokratų elitą nuo Bilo Klintono laikų. Demokratų partijoje kilo maištas dėl socialinės paramos reformos įstatymų. 2000-aisiais per visuotinius rinkimus turėjome iššūkių iš kairės nuo Ralfo Neiderio, o 2004-aisiais nuo Howardo Dino. Kas tai dabar išryškino, manau, yra keli dalykai. Vienas iš jų labai rimti ekonominiai rūpesčiai, kai žmonės, kurie nepriklauso vidiniam ratui, paprastai lieka nuošalyje, o jei linkstate į kairę, tai reiškia, kad linkstate į kraštutinę kairę. Ir tada turime faktą, kad Donaldas Trumpas buvo išrinktas 2 kartus, o demokratų elitas, kuris visada save pristapo kaip grupę, žinančią kaip laimėti, turi prisimti atsakomybę už daugybę pralaimėjimų. Žmogui, kurio visi demokratai nekenčia, bet ypač demokratiniai socialistai ir progresyvai, jo tiesiog neapkenčia. Taigi dabar turime situaciją, kai maždaug pusė demokratų partijos rinkėjų visoje šalyje nori atsikratyti demokratų elito, nes jie visada buvo juo nepatenkinti. Ir jie ypač nepatenkinti, nes demokratų progresyviųjų požiūrių jie netiesiogiai prisidėjo prie to, kad valdytų žmogus, kurio jie nekenčia. Žinote, ir aš noriu kreiptis į jūs. Atrodo, kad Izraelis beveik gali suvienyti kai kurias Amerikos kairės ir dešinės dalis. Ypač girdime tą pačią kritiką iš, žinote, pavyzdžiui, šiame pokalbyje tiek Henris, tiek Benas, kai kalbama apie JAV karinės intervencijas ir užsienio pagalbos kritiką. Teisingai, tai nėra tik kraštutinė kairė ar dešinė, Natašo, tai taip pat ir centras. Daugybė nepriklausomų rinkėjų taip pat nemėgsta Izraelio. Ir jei pažiūrėsite, pavyzdžiui, į mano gimtąją Mičigano valstiją, Abdulio El Sayedo pirminę kampaniją ir dabar jo kampaniją visuotiniuose rinkimuose, jo žinutė apie Izraelį yra nukreipta į nepriklausomus rinkėjus. Taip, ką jis sako? Iš esmės tą patį, ką sakė mūsų svečiai. Pinigai, kurie skiriami pagalbai Izraeliui, galėtų būti panaudoti sveikatos apsaugai. Nesvarbu. Žinoma, tai tik lašas jūroje palyginti su didesniu federaliniu biudžetu. Biudžetas. Tai nėra priežastis. Amerikiečiai daugeliu atveju neturi tinkamos sveikatos priežiūros ar būsto, arba švietimo kaina yra tokia didelė.
Tai neturi nieko bendro su Izraeliu, bet jam tai naudinga priemonė iškelti šią problemą ir pasinaudoti ekonominiu nerimu. Žinai, kalbant apie platesnį klausimą, Nataša, žurnale The Atlantic yra puikus straipsnis, kurį parašė Tayloris Austinas Harperis, pavadinimu "Kodėl turtingi vaikai mėgsta socializmą". Ir iš esmės jis sako, aš šiek tiek perfrazuosiu jo argumentą. Tai ką matėme prieš 10 metų, čia jau mano interpretacija, buvo baltoji darbininkų klasė, kuris sukilo prieš ekonominę situaciją ir pradėjo linkti prie kraštutinės dešinės bei Donaldo Trumpo. Na, o dabar matome, kaip baltoji vidurinioji klasė, baltoji išsilavinusi klasė sukyla prieš ekonomikos būklę, dirbtinio intelekto augimą, suprekinimą. Arba, manau, žodį, kurį jis naudoja straipsnėje. Tų vadybinių darbų. Taip, darbų, kuriuos anksčiau galėjai gauti baigęs koledžą Jungtinėse valstijose, baigti studijas ir gauti diplomą dar visai neseniai, vos prieš vienos kartos laiką ir tikėtis turėti saugų viduriniosios klasės darbą. Akivaizdu, kad dabar tai jau nebėra tiesa. Z karta tai jaučia ir išreiškia tą pyktį balsuodama rinkimuose, tiesa? Ir mes tai matėme visai neseniai Mičigano senato pirminiuose rinkimuose, kur kaip įprasta šiuose pirminiuose rinkimuose, tie, kuriuos labiausiai traukia kraštutiniai kairieji kandidatai, yra jauni žmonės, kurie turi aukštojo mokslo diplomą ir turi mažesnės pajamas. Ir būtent ši socialiai smunkanti, išsilavinusi amerikiečių grupė yra ta, kuri labiausiai linksta į demokratinį socializmą. Taigi, jei prieš 10 metų matėme baltosios darbininkų klasės maištą, kuris turėjo didžiulį poveikį Amerikos politikai, dabar galime matyti baltosios vidurinės klasės maištą. Ir net kai kuriais atvejais baltosios aukštesniosios vidurinės klasės, išsigandusios dirbtinio intelekto ir įperkamumo krizės, jaučiančios, kad elitas jiems nepateikė sprendimų. Benai, kaip tu sureaguotum į viską, ką tik pasakė Owenas? Taip, manau, kad Niujorko mieste nelaimėsi daugumos balsų vien su profesionalų sluoksnio rinkėjais, kurių padėtis prastėja. Nors neabejotinai tai yra dalis to, nes daugelis tų rinkėjų vis labiau suvokia. Jie supranta, kad negaus to, kas jiems buvo pažadėta, vien tik baigus koledžą ir laikantis taisyklių, ir kad jų interesai turi daug bendro su likusios darbininkų klasės interesais. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad jums nereikia taip galvoti. Didžioji dalis pinigų, kurie galėtų būti skirti sveikatos priežiūrai, dabar skiriama bombų pirkimui, kurios vėliau numetamos ant vaikų darželių. Kad tai yra moralinis pasibaisėjimas, jog mes leidžiame tuos pinigus ten, kai kiekvieną tam išleistą dolerį būtų galima skirti socialiniams poreikiams namuose. Ir žinoma, nėra jokios didelės paslapties, kaip finansuoti Medicare visiems. Iš tikrųjų, žinote, dar 2020 metais net Libertarų Mercatus institutas netyčia savo tyrimę nustatė, kad jei pereitume prie tokios sistemos, tai iš tikrųjų sutaupytų pinigų vidutinių pajamų mokesčių mokėtojams, kurie nebeturėtų mokėti už draudimo įmokas ir priemokas. Ir žinote, jei tai palygintumėte su papildomais mokesčiais skirtais Medicare visiems finansuoti, žmonėms iš tikrųjų liktų daugiau pinigų kišenėje. Įdomu, Henriu, noriu tavęs paklausti, ar manai, kad Izraelis tapo lakmuso popierėlių demokratams taip, kaip prieš keletą metų dar nebuvo? Nesu tikras, ar tai lakmuso popierėlis, nors kai kuriems progresyviems rinkėjams tai tikrai yra lakmuso popierėlis, o kai kuriems establishmento rinkėjams priešinga pozicija – tęsti tradicinę paramą Izraeliui – taip pat yra lakmuso popierėlis. Manau, tai labiau rodo, kiek pasisakai už status quo nuvertimą. Tačiau tikriausiai yra nemažai rinkėjų abiejose pusėse, kuriems tai yra lakmuso popierėlis. Manau, platesnis klausimas yra toks. Visų pirma, esame jau kelintaisiais, 3 ar 4 karo Gazoje metais ir įvairių kitų karų, kuriuos jis rėmė ar sukėlė. Amerikiečių įsitraukimas Irane, manau, susijęs su priežastimi kodėl. Kai kurie žmonės sieja veiklą artimuosiuose rytuose, kuri prasidėjo nuo Hamas žiauraus ir neprovokuoto išpolio prieš nekaltus Izraelio piliečius ir kalbant apie paramą Izraeliui. Respublikonų rinkėjų bazė vis dar daugiausia palaiko. Jei pažvelgtume į respublikonus, jaunesnius nei 50, jie vis dar linkę palaikyti prezidento politiką Izraelio ir Irano atžvilgiu. O rinkėjai, kuriems daugiau nei 50, juos palaiko didžiulę persvarą, o vidutinis respublikonų partijos pirminių rinkimų rinkėjo amžius yra 57 metai. Taigi respublikonų partija išlieka tvirtai palaikanti tradicinę sąjungą su Izraeliu savo rinkėjų bazėje. Sunkumas tas, kad demokratai dabar yra pasidalyję ir reikšminga dauguma nori bent jau iš naujo ją peržiūrėti. Ovenai, žinai... Man įdomu išgirsti tavo nuomonę. Ar po 5 metų tikiesi, kad demokratų partija bus žymiai labiau socialistinė ir žymiai kritiškesnė Izraeliui, ar tai tik mada, kuri praeis? Gal kažkur per vidurį? Bet leiskite greitai sureaguoti į 3 dalykus. Visų pirma, Izraelis taikėsi į ligoninės ir vaikų darželius Gazoje, nes teroristinė organizacija juos naudojo pažeisdama tarptautinę teisę.
kaip kariniai objektai, o ne civiliniai. Todėl pagal tarptautinę teisę jie tampa teisėtais taikiniais. Žinoma, atsižvelgiant į proporcingumą, civilių aukų skaičių ir visą tą analizę. Taigi akivaizdu, kad labai supaprastinta taip apibūdinti Izraelio politiką Gazoje. Kalbant apie Ramdasą Targalę, manau, kad Benjaminas teisus. Ir jis teisingai tai pastebėjo. Ir tam tikrą prasme mažumų rinkėjai buvo lemiama jėga daugelį šių demokratų pirminių rinkimų. Arba New York'e, kur visuotiniai rinkimai tam tikrą prasme yra demokratų pirminiai rinkimai. Ir jūs matėte, kaip tokie kandidatai kaip Mamdani ir Andrew Nixon Floridoje pasiekė sėkmę, nes sugebėjo laimėti mažumų balsus. O toks kandidatas kaip Abdulas El-Sajedas vos išsikapstė, nes tarptų grupių buvo silpnesnis. Taigi bus įdomu stebėti, kaip viskas klostysis. Kalbant apie sveikatos apsaugą ir jos įgyvendinimą, žiūrėkite, gali būti tiesa, kad sprendimas yra paprastas, tačiau įgyvendinimas gali būti sudėtingas dėl to finansavimo būdo, kurį minėjome. Atsakant į jūsų klausimą apie Demokratų partiją, žiūrėkite, manau, kad tiesa yra kažkur per vidurį. Nemanau, kad visi demokratų socialistų aktyvistų reikalavimai ir norai bus įgyvendinti realiame gyvenime per 5 metų buvimo valdžioje laikotarpį. Tačiau aš tikrai manau ir esu įsitikinęs, kad vidutinis demokratų politikas ir vidutinis demokratų rinkėjas po 5 metų gerokai mažiau rems Izraelį. Ir ekonomiškai bus labiau pasislinkę į kairę, nei demokratų rinkėjai buvo per pastaruosius 20-30 metų. Ir manau, bus reikalaujama realių pokyčių švietimo, būsto ir sveikatos priežiūros kainose. Manau, kad tai niekur nedings. Ir akivaizdu, kad Izraeliui ir organizuotoms žydų bendruomenėms Jungtinėse valstijose tai kelia didelį iššūkį, nes jų balsai ir įtaka rizikuoja būti nustelbti šios didelės, daug didesnės žmonių grupės, kuri kelia reikalavimus įvairiais klausimais, įskaitant ir dėl Izraelio. Benai, mačiau, kad purtai galvą. Taip, manau, kad niekas turintis smegenų tuo nebetikė. Kiekvienas vaikų darželis, kiekvienas onkologijos skyrius, kiekviena mečetė, kiekvienas universitetas, kiekviena pradinė mokykla Gazoje. Visa tai, kas buvo bombarduota, buvo naudojama kaip kariniai taikiniai. Žinote, buvo naudojama kariniams tikslams. Ten buvo laikomi ginklai. Manau, kad tai yra fantazijos ir tiesiog nežinau, ar kas nors pasaulyje išskyrus patį Izraelį dar tuo tiki 2026 metais. Taip, manau, kad tai yra visiška nesąmonė. Kalbant apie tai, kas gali nutikti per artimiausius 5 metus, manau, būtų kvaila būti per daug tikram dėl to. Per 5 metus daug kas gali pasikeisti, bet galiu pasakyti tiek. Pagrindinės jėgos, kurios verčia paprastus amerikiečius jausti pasibjaurėjimą mūsų plėšriąją sveikatos priežiūros sistema, mūsų siaubingai prieš profsąjungas nukreiptais darbo įstatymais. Ir taip, su užsienio politika, kuri apima tokius dalykus kaip Izraelio rėmimas, šios problemos niekur nedings. Ir kiekvienas, kuris mano, kad jos išnyks, apgaudinėja save. Gerai, noriu išgirsti, ką turi pasakyti Hendris. Taip. Manau, kad Demokratų partija jau kurį laiką juda į kairę. Ir pagrindinis klausimas bus ne tai, ar demokratiniai socialistai dominuos. Nemanau, kad jie valdys. Bet ar Demokratų partija, kuri praranda palaikymą tarp Amerikos rinkėjų, ar jie vis dar nori vadintis demokratais, ar jie gali tęsti tai, kai žmonės juda į kairę? 2024 metų rinkimuose Kamala Harris laimėjo 95% demokratų ir 1 nepriklausomą rinkėją. Ji pralaimėjo rinkimus ir pralaimėjo pagal bendrą balsų skaičių, nes pirmą kartą nuo 1932 metų daugiau rinkėjų atėjo į rinkimus, sakydami, kad jie yra respublikonai. Manau, kad respublikonų populistai gali atsakyti į vidurinės klasės ekonominius poreikius taip, kad tai gali būti patraukliau žmonėms, kurie jaučiasi Demokratų partijos, kuri juda į kairę, palikti nuošalyje. Vidutinis demokratas rinkėjas dabar yra kairiau nei buvo net prieš 6 metus. Vidutinis demokratas politikas bando pasivyti savo rinkėjus. Klausimas yra tas, kad tai taip pat atrodo didina atotrūkį nuo vidutinio amerikiečio rinkėjo esančio centre. Ir jei respublikonai sugebės to pasinaudoti, galime išvysti Demokratų partiją, kuri yra kairėje, bet taip pat lieka be valdžios. Turiu omenyje taip pat teisingai sakyti, kad vidutinis respublikonų rinkėjas atrodo taip pat tolsta nuo Izraelio palaikymo. Panašiai kaip ir demokratai, kurie dabar juda labiau į kairę. Manau, kad tai daugiausia būdinga respublikonų rinkėjams iki 45 metų. Respublikonų rinkėjai, vyresni nei 45 metų, ypač vyresni nei 50 metų, beveik taip pat stipriai palaiko Izraelį kaip ir prieš Irano karą, prieš Gazos karą. Ir, kaip sakiau, vidutinis respublikonų pirminiuose rinkimuose balsuojantis rinkėjas, tie, kurie lemia, kas bus išrinkti į pareigas, yra 57 metų. Taigi, taip, tam tikrų pokyčių yra, bet jie yra labai perdėti. Ir kitas dalykas yra tas, kad dauguma amerikiečių nelabai daug žino apie Izraelį. Daugelis jų jaunesni nei 35 metų.
užaugo laikotarpiu, kai iš esmės Izraelis reiškia Bibi Netanyahu. Ir tam tikrų momentų, ar tai būtų spalį, ar po kelių metų, Bibi Netanyahu nebebus ministras pirmininkas. Ir kai pamatysime kitą Izraelio vyriausybę, net jei ji būtų griežta ar tvirta saugumo klausimais. Bet jos nevaržys kai kurie jo ypatumai ir asmeniniai santykiai su Amerika bei kitais užsienio lyderiais. Labai tikėtina, kad pamatysime atsinaujinančią paramą Izraeliui, kai Izraelis nebebus tapatinamas su Bibi. Įdomu, gerai, Uenai, dėja negalėsiu vėl kreiptis į tave, nes turime užbaigti šią mūsų laidos dalį, einame į pertrauką. Trumpa reklaminė pertrauka. Norėčiau padėkoti visiems mūsų diskusijos dalyviams. Likite su mumis laidoje Global Eye, netrukus sugrįšime.